Man būna labai džiugu, kai žmogus susiranda savo mylimą ir mėgstamą darbą. Noriu jūs supažindinti su gydytoja infektologė Svajūne Petkevičiūtė, kuri ne tik myli savo darbą, bet dar ir yra 3 vaikų mama. Į viską reikia žiūrėti Pozityviai. per pozityvius sakinius. Kaip atrodo daktarės infektologės darbo diena? Tai gal visų skirtingai, nežinau, čia apie mano pakalbėti. Apie tavo. Tai nuo ryto jinai prasideda ir chaoso rytinio namuose su 3 vaikais. Didžiausią chaosą tai aišku kelia mažiukas, 3 metai. Ir aš jau kai nueinu į darbą, tai man toks jau didysis darbas dienos padarytas vaikas darželyje. Tai jau paskui, tai nežinau, skyrius polikliniką, tada apie bendravimą su kolegom, kuris yra labai būtinas kolektyvų palaikyti ryšius. Tada skyrius, kartais sudėdėjimą ten, kuriuos mes labai mėgstam. Tai jau, o jeigu metai darželį namo. Ir tada infektologės darbo diena visą laiką baigėsi namų darbų ruošimas su paaugliais. Ar tai džiugina tave? Mane džiugina galbūt tai, kad aš nemažai iš mokyklos prisimenu ir kartais net pasvarstau, kad gal reikia mesti mediciną ir dirbti mokyklą. Nes 7 klasės geometrija man ir vis puikiai įkandavo yra. Dabar gal pavasarį galiu pasidžiaugti, kad jau vaikai, tas įdėtas darbas kažkiek matosi ir vaikų rezultatai pagerėjo, mažiau pastabų. Šiaip pabendrauju su vaiku, jeigu bus savarankiškai ruošti namų darbus, to nebūtų. Bet yra bet. Būna ir daug pykčių dėl tų namų darbų ruošimo. Ir nenoro, ir tinginystės, ir apsairumo. Tai va. Supratau. O kaip tau atrodo, turėtų atrodyti ideali mediko diena? Man tai visą laiką trūksta tų tokių darbo valandų, kai tu gali atsisėsti ir tiesiog paskaityti. Nes ypač infektologija, jinai yra labai plati specialybė. Tai va, pavyzdžiui, keliautojas grįžo iš kažkokios Afrikos šalies, jisai karščiuoja. Tu realiai turi atsisėsti ir gerai paskaityti, kur jisai buvo, ar jisai skiepijosi, kokie jos simptomai, kam būdingi, negali visos šitos informacijos nešiotis galvoje. Tai va, lėtinės infekcijos, gydymo schemas ir panašiai. Tai va, labiausiai trūksta to moksliniam gilinimuisi laiko, nes bent pas mus įstaiga, tai tu visą laiką turi eiti ir daryti iš karto. Tai jau padariau sekantis, tai jau padariau sekantis. Toks konvejeris. Man atrodo, šitą problema yra pas mus visur, tokia Lietuvoje. Tarkim, kokios, nežinau, kitas šalis paėmus, kur yra tai pozityvūs dalykai, tai ten yra tiesiog numatytos specialios valandos tavo edukacijai. Jo, aš Anglijoje, kai buvau stažuoti dar rezidentė, tai man pasakojo, ten gydytojai sėdi, skaito straipsnius, sako, mums tiek valandų per savaitę yra skirta žinių atnaujinimui, gilinimui ir panašiai, tam buvo kosmoso. Tie kabinetuose ten net pacientų nepriminėja, turi savo kabinetus, kuriuose dėri literatūrą, kompiuteris ir jie dirba. Labai fainai. Tai yra, tu esi 3 vaikų mama. 3 berniukų. 3 berniukų. Taip. Tai gal 4 vyras dar? Ne. Ne, iš tikrųjų, tai Čailis yra labai puikus tėtis ir vyras ir toksai be nuovargio geno. Jam visą laiką darbingas, visą laiką ir namuose veiklus, tai žodžiu, ne, 3 berniukų. 3 berniukų mama. Ir kaip sekasi būti 3 berniukų mama, kaip tau pačiai atrodo? Kaip tu vertini mamystę, motinystę? Tai man tai iš vis buvo, kad aš kai tapau mama, tai aš kitą rytą atsikėliau ir supratau, kad mano požiūris į pasaulį kardinaliai pasikeitė. Tai va, o kokia aš mama, aš toks žmogus, kur
labai į tolimus rezultatus orientuojasi. Tai aš labai noriu juos išauginti savarankiškus. Ir gal kartais galvoju, kad gal to meilumo vaikam pritrūksta, kita vertus jie yra berniukai. Tai nežinau, ar jiem reikia to daugiau, bet labai esu tokia, kad tu turi padaryti, tu turi mokėti, tu turi susitvarkyti ir aš už juos nieko nepuolu daryti. Tai va. Ir iš šono į mane žmonės, kai žiūri, sako, kad aš tokia labai, vos ne tai, kad akademiška, aš nerandu tam žodžio tinkama, bet tokia labai mokanti. Mokykis, daryk. Nebijau fake, viskas bus gerai. Supratom. Kaip tavo atrodo, kokios savybės tau padeda gyventi, pagrindinės? Ką tu vertini savyje? Gyventi kur? Kasdien tiesiog gyventi. Ką aš vertinu savyje? Aš visą laiką, kai bendrauju su žmonėm, bandau save pastatyti į jų vietą. Ir pažiūrėti iš jų pozicijos, kaip viskas atrodo. Taip noriu, bandau juos geriau suprasti. Ir tada mažėja kritiškumas. Beje, aš jį turėjau labai didelį nuo vaikystės ir po to truputėlį mažinai. Ir labai dažnai, kai taip apsikeiti vietomis, tu žmogų iš tikrųjų supranti, kodėl jis taip pasielgė, kodėl jisai taip kalbėjo, kodėl jo norai tokie. Ir aš labai mėgstu, kai bendrauju su žmonėm, kažką bandau išspręsti, tai susitipti toj pusiaukelėj. Kad ne mano variantas, ne jo gal, tas tik pusiaukelės. Kompromiso žmogus. Jo. Aš dar labai mėgstu estetiką, bet tokią minimalistinę. Tai man irgi padeda. Man atrodo, kad jeigu man liūdna, tai aš dulkes nusivalau ir man jau iškart geriau. Net ir darbe. Supratau. Ir klausimai pabaigai, nei tema, 2. 1. Kokius 3 daiktus pasimtum į negyvenamą salą? O Dieve, čia kaip iš tų laidų ir aš niekada nesuprasdavau, kaip žmonės sugalvoja. Tai aš negyvenamą salą, tai vis tiek ten jau kaip nieko gero tai būt neįvyks, tai aš šeimos nuotrauką pasiimčiau, nes man tikrai labai reikėtų. Gal kokį įrankį, kur, nežinau, peilį gal kokią kastuvėlį aš turiu. Ir apklotą, bijau nešauti. Jeigu turėtum vieną norą, kuris tikrai išsipildytų, koks jis būtų? Tai čia dabar reikėtų sugalvoti, ar kad nebūtų bado, ar kad būtų taika. Ir labai toks kaip iš grožio konkursų, bet iš esmės čia utopiniai nori, bet jie tokie svarbus, man atrodo. Tai tarp šitų 2 svarstyčiau. Paprastų. Gerai, ačiū labai. Prašom.